Lietuvoje vyksta didžiausia iki šiol fiksuota dezinformacijos ir finansinio sukčiavimo ataka. Jos tikslas – išvilioti iš Lietuvos piliečių ir Facebooko vartotojų pinigus, kviečiant juos investuoti į netikras finansinės platformas. Tam buvo sukurtas didžiausias naujienų portalais ir žinomais prekių ženklais apsimetančių internetinių puslapių bei Facebook paskyrų tinklas. Mūsų atliktas tyrimas atskleidė, kad apsimetėliškos reklamos Facebook, Instagram ir Messenger buvo parodytos daugiau kaip 7,5 milijono kartų ir šie skaičiai auga kasdien. Fiktyvūs puslapiai ir reklamos taip pat kūriamos kasdien. Iš viso sukurtas beveik 100 netikrų paskyrų, kuriomis pasinaudodami sukčiai publikavo daugiau kaip 500 netikrų reklamų. Siekiant suteikti šiai schemai patikimumo, nenustatyti asmenys naudojosi Lietuvoje gerai žinomais prekiais ženklais, tokiais kaip LNK, LRT, Delfi, Ignitis bei Orlen Lietuva. Svetainėms klonams, suteikiant panašius pavadinimus į tikrų naujienų portalų, siekiama apgauti Lietuvos piliečius. Taip pat yra sukuriama visa eilė Facebook puslapių, kurie vėlgi apsimeta Lietuvos žiniasklaidos priemonėmis. Šioje sukčiavimo schemoje taip pat pasitelkiama dezinformacija ir manipulacijos, siekiant pritraukti žmonių dėmesį skandalingomis antraštėmis. Viskas prasideda nuo svetainių atkartojančių Lietuvos didžiųjų naujienų portalo dizaino atkūrimą. Sukčiai naudoja apie 100 svetainių adresų, siekdami apsimesti Lietuvos naujienų portalais. Pavyzdžiui, lrt.televizija.com, delfilietuva.com, delfinaujausi.com ar lnk.žinios.com. Naujienų portalų kopijos užpildomos tuo metu skandalingais straipsniais nuaidėjusiais Lietuvoje arba išgalvotais skandalingais interviu su Lietuvoje žinomais asmenimis. Sukčiai visas šias naujienas manipuliuoja, įtraukdami melagingus pavyzdžius apie staigų finansinį praturtėjimą per netikras investavimo platformas. Pavyzdžiui, per kelis mėnesius aptikta daugiau kaip 14 Facebook paskyrų, kurios apsimeta Ignitis. Per šias netikras Ignitis paskyras buvo leidžiamos reklamos su dėmesį prikausančiomis antraštėmis, kuriomis siekiama užkabinti piliečius ir paskatinti juos paspausti nuorodą, kuri pirmiausia veda į netikrą naujienų portalo kopiją, o ši vėliau veda į netikrą investavimo platformą. Užsiregistravus šiuose sukčių valdomose platformose yra pavagiami vartotojo duomenys. O žmonės gali netekti ne tik prisijungimų prie savo internetinio banko, bet ir savo pinigų. Jeigu nukentėjote nuo šios sukčiavimo schemos, kviečiame kreiptis į Lietuvos policijos skyrių savo mieste arba užpildyti formą šio video aprašyme. Visą tyrimą skaitykite debunk.org svetainėje. Būkite budrus ir pagalvokite prieš spausdami. Ačiū, kad žiūrėjote ir nepamirškite paspausti patiktuko bei prenumeruokite šį kanalą, kad prisidėtumėte prie informacinio raštingumo tobulinimo.